Bičiuliai, draugai, mes vėl stovime didelio globalinio konflikto išvakarėse. 47 metais Fultone Čerčilis tik pasakė kalbą po antrojo pasaulinio karo pabaigos, kai visi tikėjosi, kad daugiau niekada jokių karų nebebus. Prasidėjo naujas pasaulinis karas. Tik 2 metams po antrojo pasaulinio karo prasidėjo šaltasis karas. Ir jo iniciatoriais buvo kaip visada Jungtinės Amerikos valstijos ir Didžioji Britanija. Šiuo metu mes vėl stojame prie naujo karo, karšto karo jau išvakarėse. Iki šiol visada nuolat buvo kaitinama atmosfera, būtent paskutiniais 30 metų, 20 metų. Pirmus 10 metų, tai kol Rusija buvo silpna, tai tol buvo daroma, Rusija mylėjo ten Jungtinės Amerikos valstijos viskas. Pradėjo Rusija stiprėti, dabar vėl kūrima infrastruktūra karinė, NATO kariuomenė telkiasi prie Rusijos sienų. Ir tai grėsia mums visiems, kurios esame prie Rusijos sienų, tautoms, valstybėms grėsia naujų globalinių karų, branduolinių karų. Tas neišvengiamas yra, kad bus branduolinis karas. Abejingai žiūrėti į tai, kaip vyksta masinė propaganda, karo su Rusija propaganda. Nuolat militarizuojamas visas pasienis, militarizuojama sąmonė masinė, varoma arši tautinės nesantaikos ir neapykantos propaganda, plaunami smegenys pasienio valstybėse. Mes turim jau galvoti apie tai, kaip reikia priešytis šitiems karo pasiruošimams. Puikiai prisimenat, kai Jungtinės Amerikos valstijos ir NATO sugalvojo užpulti Iraką, visuose filmuose dominavo blogiukai irakiečiai, net komedijose. Kai reikėjo užpulti Jugoslaviją 99 metais, visuose filmuose prasidėjo dominuoti serbai blogiukai. Paskui libiečiai, sirai, afganai ir visi toliai. Visos tos, dabar jūs, kaip matote, televizijos laiduose ir žinių laiduose dominuoja blogiukai rusai. Tai akivaizdu, kad ruošiama nauja didelė globalinė agresija ir mes esam tos agresijos placdarmas. Liūdna, labai liūdna, bet taip jau yra. Todėl marionetinės vyriausybės, kurios buvo pastatytos į valdžią pasienyje po įvykdytų spalvotų revoliucijų Maidano tose valstybėse, aklai paklūsta visiems Jungtinių Amerikos valstijų reikalavimams, net aukodamas savo nacionalinius interesus. Mes puikiai matome, kas dėjosi su mūsų baltarusiškų prekių tranzitu, su Kinijos bendradarbiavimo ekonominėse projektuose, kai mūsų valdžia aklai, paklusniai, liokaiškai paklusniai įvykdė visus Jungtinių Amerikos reikalavimus ir atidedė šimtus milijonų pajamų gautų iš tranzito į Lietuvos biudžetą. Maža to, ėmė didinti ir karinį biudžetą. Dabar jis jau viršijo 1 milijardą eurų, o tai yra akivaizdi pasiruošimo kariniams veiksmams požymis akivaizdus. Ukraina yra militarizuojama beprotiškais tempais. Ten prie sienos sutraukė 125 000 karių, kurie tik ir laukia, kaip įvykdyti provokaciją. O iš vakarų sklinda ne siūlymai taikiai spręsti problemas, ne žiūrėti, kad būtų kuo geriau žmonėms ten gyvenantis, bet sklinda raginimai kuo greičiau atremti agresoriaus puolimą. Jau visas vakarų pasaulis jau seniai atsisakė tarptautinės teisės normų paisymo, pagarbos tarptautiniais teisės ir savo užsienio politiką grindžia išimtinai tik tai savo prasimanimu, melo ir klastočių pagrindu. Akivaizdu, kad jie ir dabar kuria agresoriaus paveikslą, kurio nėra. Jiems reikia NATO, kad išgyventų, jiems reikia būtinai stiprus priešininkas. NATO savo misiją atliko jau 90 metais, kai buvo paleistas Varšuvos šalių paktas, tarybinis blokas karinis, kuris buvo atsakas į NATO sukūrimą. Jau jam nebėra ką veikti, bet NATO, kaip ir toliau, išliko tas įrankis, kuris vykdo Jungtinių Amerikos valstijų vykdoma neokolonijinės ekspansijos politika. Karinė politika ir nuolat įsiterpia į visus karinius konfliktus, kuriuose dalyvauja
tiksliau dominuoja Jungtinių Amerikos valstijų transnacionalinių kompanijų verslo interesai. Tokiu būdu mes to patys nenorėdami per 30 metų atsidūrėme prieš akyje NATO planuojamos agresijos. Kažkada tai Džeimsas Beikeris 89 metais pažadėjo Gorbačiovui, kad NATO nepasislinks į rytus nei per colį nuo Berlyno sienos. Dabar mes matom, kad jau įvyko poslinkis, kuris matuojamas 1000 kilometrų. NATO nuolat vykdo beprotiškus ir provokacinius manevrus, aktyviai provokuoja, sakysim, Rusijos pasienyje esančias pajėgas ir tas konfliktas, tokiam konfliktui įsižiebti reikia labai nedaug, tik neatsargaus kokio nors šūvio. Tai yra pavojinga labai. NATO ir Jungtinės Amerikos valstijos išėjo iš visų sutarčių, kurios buvo sudarytos su Tarybų sąjunga ir su Rusija, vienašališkai nutraukė jas ir atsisakė jas vykdyti įsipareigojimų, atrišdamas savo rankas bet kokies veiksmams. Netariamas agresijos rytų agresorius prisislinko prie NATO sienų, bet NATO prisislinko prie rytų sienų ir dabar aktyviai ruošia kažkokius tai planus. Valdžios vietinių marinetinių režimų atsisako paklusti savo tautų reikalavimams ir vykdo tik tais užsienio šeimininkų reikalavimus. Todėl balsas turi tapti stabdyti NATO, stop NATO, baigti karą Ukrainoje, baigti skatinti vidinį pilietinį karą ir pumpuoti ten ginklus, turi tapti kitų šalių, visų šalių suinteresuotų prie Rusijos sienų esančių valstybių tautos. Mes sakom, kad NATO turi būti paleistas, turi būti baigtas žvanginimas ginklais pasienyje ir turi būti atsisakyta tų grasinimų visokių ir grįžta prie normalių diplomatinių santykių, kaip jos apibrėžia Vienos konvencijos, Helsinkio baigiamasis aktas įtvirtina tas visas ir tokiu būdu turi būti išsaugota. Jungtinių tautų organizacija buvo sukurta tam, kad valstybės imtųsi veiksmų, kad būtų išsaugota taika ir saugumas. Mes iš vakarų to nematome. Todėl balsą savo turi tarti žmonės. Tai aš norėjau. NATO must be dissolved. Stop use NATO war crimes around the world. Ir taip toliau. Ačiū Jonui Kovalskiui. Praktiškai pasakė visą esmę Jonas, bet yra dar kai ką galima būtų pridėti. Tai iš eilės orientuojantis tikrai į mūsų plakatus. Sakykime, plakatas, kuris reikalauja kompensuoti baltarusišką tranzitą. Mes tikrai dėl Amerikos kaltės dabar prarandame tranzitinės pajamas ir jau ne iš pirmos valstybės, anksčiau iš Rusijos praradome, dabar iš Baltarusijos. NATO turi būti paleista, iš tikrųjų irgi antras plakatas, kur Jonas laiko dabar, tai čia yra todėl, kad NATO yra atsiradusi Lietuvos teritorijoje be referendumo. Be jokio referendumo. Reikia pasakyti Lietuvos žmonėm, kad galbūt iš tikrųjų va čia atsistojus pasakyti Lietuvos žmonėm, kurie žiūrės šitą mūsų piketą Teisingumo aušros, priminti, kad NATO kaip karinis blokas, jisai nėra taikus blokas, atsirado Lietuvoje be referendumo. Dar dėl ES buvo sudarytas referendumas ir tai pažeidžiant Lietuvos įstatymus alumi ir milteliais. Dėl NATO nebuvo jokio referendumo. Todėl mes ir prašome, kad NATO iš čionai išsikraustytų, kadangi jis yra prieš Lietuvos konstituciją, prieš Lietuvos žmonių valią. 30 metų LRT ir kitokios propagandos iš esmės padarė taip, kad daugelis Lietuvos žmonių tiesiog pamiršo apie tai, bet taip yra. Taip yra. NATO yra faktiškai neteisėtai Lietuvos teritorijoje. Dabar dar, kaip ir Jonas sakė, bando mus
į karus įvelti, į pačius įvairiausius. Šitas plakatas, reiškia, išvertus į lietuvių kalbą, yra Amerika šalin rankas nuo Juliano Assange'o. Julianas Assange'as yra žurnalistas Australijos, kuris prieš 14 metų paviešino JAV karo nusikaltimus artimuosiuose rytuose daugiausiai. Kai JAV kariai žudė ir dar filmavo tai patys, kaip jie žudo civilius, kaip jie kankina belaisvius. Jisai visą tą paviešino ir dar daug kitų paviešino JAV nusikaltimų. Už tai jį JAV nori pasodinti kalėjimą 175 metam. Ir jisai dabar vargšas slepiasi įvairiuose ambasadose, bet panašu, kad jį Londonas nori išduoti. Yra žodžio laisvės pažeidimas akivaizdus. Jis yra pasaulinio lygio ir žurnalistas, ir politinis kalinys. Čia yra, išvertus į lietuvių kalbą, stabdyti JAV ir NATO nusikaltimus aplink pasaulį, visame pasaulyje. Iš tikrųjų, pradedant Japonijos atominių bombardavimų ir baigiant, perinant per Vietnamo naikinimą cheminiais ginklais. Ir dabar JAV sunaikino Afganistaną visai neseniai, prieš tai Jugoslaviją, Siriją, Libiją. Visa tai yra nusikaltimai, baisus nusikaltimai šitos šalies. Vyriausybės tiksliau. Liaudis, aišku, gal yra atsakinga už tai, kad išrenka tokias valdžias, bet daugiausiai tai vyriausybės. Mes reikalavome, kad tai būtų sustabdyta. Toliau yra plakatas, lietuviškai jau galima čia neversti, žodžiu, mes irgi reikalaujame, kad Bidenas kompensuotų mum vis tik tai eksportą į Kiniją, nes mes netekome dabar didžiulės milijardinės Kinijos rinkos, vien tik tam, kad mūsų šitie padlaižiai Amerikos įtiktų savo šeimininkams Amerikoje ir supykdytų Europą ir Lietuvą su Kinija dėl Taivanio. Pripažįstant Taivanį nepriklausomą salą, nors iš tikrųjų tai yra Kinijos dalis, mes pripažindami tai Landsbergių bendruomenė privedė prie to, kad mes netekome didžiulės eksporto rinkos ir tai kentėsim mes visi, gerbiami Lietuvos žmonės, kadangi verslai kentės, neteks darbo vietų žmonės ir jau dabar netgi Kinija draudžia bet kokį importą, bet kokios užsienio prekės, jeigu tik tai dalis tos prekės buvo pagaminta Lietuvoje. Netgi vokiškas prekės draudžia, jeigu kažkokias detalės buvo pagamintas Lietuvoje. Na, toliau čia jau kalbėta apie tai, kad JAV faktiškai kursto karą su Rusija ir nori mus padaryti patrankų mėsa. Todėl nuolatos rusai puola, propaganda eina, kad rusai puola per įvairias didžiąsias žiniasklaidos priemonės. Mes reikalavome tai stabdyti, nes vieną dieną tai tikrai baigsis ne tik šaltuoju, bet ir karštuoju karu. Na ir viską rezumuojantis plakatas JAV Lietuvos bėdų šaltinis. Kai prieš 30 metų JAV perėmė Lietuvos teritorijos kontrolę su Landsbergių statytiniais priešakyje, dar dalis Lietuvos žmonių manė, kad mes gyvensime kažkokiam tai ypatingame laimės būklėje. Tačiau visos problemos paskui ir prasidėjo Lietuvoje. Buvo sužlugdyta pramonė, žemės ūkis, emigracija prasidėjo, o prasidėjo tai todėl, kad Lietuva aklai vykdė JAV užsienio ir vidaus politiką. Kursit nesantaiką su Rusija, su Baltarusija, įsileisti JAV didžiasias kompanijas į Lietuvą, sąskaita to, kad buvo sužlugdyta Lietuvos pramonė. Ir masė kitų dalykų faktiškai nėra, jau nekalbant apie kultūros sužlugdymą ir švietimo, nes visi žinom masinės JAV kultūros lygį, kuris yra žemiau bet kokios kritikos. Taip kad begimstanti partija Teisingumo aušra rengia šitą piketą, aiškus labai šūkiai, ne visos Lietuvos partijos, toli gražu švelniai tariant, drįsta pasakyti tiesą į akis. Tiesa, kad JAV ruošia mus karui faktiškai ir dabar Ukrainoje tvenkiasi pulinys, jau pritvinkęs visiškai ir mūsų šitie padlaižiai, jie toliau siunčia Kijevo režimui karinę pagalbą, nesuvokdami, kad jie mus įstums į didžiulę mėsmalę.
Todėl mes kviečiame atsipeikėti, atmerkti akis ir kartu pasiekti, kad politika būtų pakeista. Jinai bus pakeista tik tai tada, kai mes išvarysime lauk ir šitą Seimą, ir šitą Landsbergių šaiką, kaip jinai įvardina, ir kai mes būsime vieningi ir organizuoti. O tokiais mes būsime, tai yra paprasti Lietuvos darbo žmonės, kai mes būsime vienoje vieningoje organizacijoje. Ir tai yra begimstanti politinė partija Teisingumo aušra, vienintelė, kuri drąsiai gali pasakyti visus šitos žodžius ir ateiti su tokiais piketais prie Lietuvos, prie Landsbergių šeimininkų. Tikrieji Landsbergių bendruomenės ir Landsbergių valdžios šeimininkai sėdi čia. O tame pastate, Akmenų gatvė 6, ten ateina mūsų ministrai, mūsų įtakingi žmonės, gauna ten instrukcijas. Todėl reikia piketuoti ne tik tai prie JAF vasalų, tai yra prie Landsbergių visokių ministrų ir ministerijų, bet reikia piketuoti ir prie jų tikrųjų šeimininkų, prie JAF ambasados Vilniuje. Sveiki, gerbiami susirinkę draugai, Lietuvos piliečiai. Čia susirinkom, kaip yra labai teisingai pažymėję ir gerbiamas Algirdas Paleckis ir Jonas Kovalskis, prie Lietuvą valdančios, kabutėse, bendruomenės Landsbergių šeimininkų posto. Ką tai rodo? Tai rodo, kad Lietuva kaip valstybė realiai suvereniteto neturi. Ji atsiskaito JAV, NATO ir Europos Sąjungos galvom. Mes esame tik vasalas, tik kolonija. Tai, kad šiai dienai sugriauti santykiai su Baltarusija, su Kinija, tai, kad mes aktyviai prisidedame prie naujo karo, prie naujų skerdinių Ukrainoje sukurstymo, tai yra tiesioginė viso šito pasiekmė. Ir jau viskas kaip ir pasakyta dėl to, kad jeigu mes norime išsivaduoti ir patys spręsti savo likimą, mes turime kovoti ne tik su savais šitais gražuoliais, bet ir su jų šeimininkais. Bet aš norėčiau pakalbėti apie ką kitą. O būtent apie tai, kas yra NATO, koks jo tikslas ir kokia mūsų lietuvių yra, sakykime, atsakomybė prieš istoriją ir prieš savo pačių sąžinę, ryšim su mūsų dalyvavimu visame šitame. NATO buvo sukurta tam, kad būtų užkirstas kelias socializmo plitimui pasaulyje, tam, kad būtų apsupta Tarybų sąjunga, kuri kėlė grėsmę kam? Ji kėlė grėsmę ne kam kitam, kaip oligarcham, kapitalistam, parazitam, valdantiem vakarų pasaulį, tiem patiem, kurie kaip Fordas finansavo Hitlerį, kad jis ateitų į valdžią. Ir Hitleris jiem pasidarė blogas tik tada, kai susikirto jų anglosaksų, tai yra, ir vokiečių nacių interesai. Bet gauja tai yra viena ir ta pati. Tai kągi, Tarybų sąjunga buvo sunaikinta, pseudokomunistinė Gorbačiovo gauja išdavė ir sunaikino šitą valstybę ir atrodytų, NATO davė pažadą nesiplėsti toliau į rytus. Buvo pažadėta. O pagal viską turėjo likviduotis, jeigu jų atseit laisvė ir demokratija, kaip jie supranta, buvo tikslas saugoti. Tačiau ką matėme? Matėme tai, kad išsiplėtė, kad ir Lenkija, ir Lietuva, visas Pabaltijys tapo NATO narėmis, buvusio Varšuvo pakto šalis tapo NATO narėmis ir NATO toliau sukėlė karus. Ir Jugoslaviją sunaikinant, ir Afganistaną, ir Irakę, ir Sirijoje žmonės skerdžiant, ir Libijoje naikinant. Tai, kas vyko vadinamo šalto karo metu, kokiam Vietname, Korejoje ir panašiai, tai niekur nesibaigė, tai tęsiasi. Ir dabar jie iš visų pusių supa Rusiją. Ne dėl to, kad ten atseit autoritarinis, nedemokratinis režimas ar dar kažkas. Amerikonam, čia sėdintiem Saudo Arabija, kur yra absoliutinė monarchija, kur žmonėm kapojamos galvos, jiem tai kuo puikiausiai tinka, jiem tai labai gražu. Todėl, kad tai yra jų monarchija, tai yra jų diktatoriai, tai yra jų despotai. O Rusija neįtinka tuo, kad dabartinė Rusija, kokia bebūtų ydinga, netobula, vis dėlto ji užkerta kelią totaliniam jų viešpatavimui. Jiem reikia sunaikinti Rusiją tam, kad pavergti jos žmonės, tam, kad paimti jos resursus, tam, kad užimti žemę, suskaldyti gabalais ir kolonizuoti. Tai ir ne kas kita yra jų tikslas. Ir tai, ką mes matome šiandien pasaulyje, su grėsiančiu karu, su šito viso koronos isterija ir viso kitu, čia yra tik instrumentai jiems siekiant pasaulinio viešpatavimo. Todėl
paklauskim dabar savęs, vat lietuviai, mes tapę NATO dalimi, teisingai pastebėta, ne per referendumą, o grinai įstumti kolaborantų Seimo narių, kurie su Klumbio ir Šustausko išimtimis visi sutiko palaikyti mūsų tapimą NATO. Mes faktiškai tampame bendrininkais. Kai buvo Antrasis pasaulinis karas, tie, kurie bendradarbiavo su hitlerininkais ir ne tik vokiečiai, buvo teisiami kaip karo nusikaltėliai. Todėl, kad jie bendradarbiavo vykdant genocidą, vykdant nusikaltimus prieš žmogiškumą. Tai dabar Lietuva, tariamai dėl savo saugaus kailio, pabrėžiu tariamai, sutinka bendradarbiauti Afganistane, Irake, Libijoje ir kitur, skerdžiant civilius gyventojus, vaikus, senukus, moteris, štai ką. Ir ne jokia demokratija, o bardaką, chaosą, žudynės, badą ir pragaištį sėjančius karus. Štai ką remia, jokios demokratijos ten nėra. Demokratija tik stambiam kapitalui, tik stambiems pinigams, tik jiems ir jų pakalikams. Tai faktiškai, mes, lietuviai, jeigu mes šitą palaikome, mes tampame jų fašistiniais pakalikais, jų kolaborantais. Ar tai iš viso yra, ar tai pateisinama prieš mus pačius? Ir galų gale, ironija yra ta, kad mes saugaus kailio net negauname. Mūsų kailis dega jau. Faktiškai šita politika Lietuvą verčia galima karo tarp Rusijos ir vakarų zoną. Bet tiems, kurie mus įkišo į šitai, jiems tai nemanau, kad labai rūpi, nes jie visokiose Margaritos ir kitose salose turi nusipirkę savo fazendas, turi savo milžiniškas banko sąskaitas užsienyje. Ir jeigu jiem reikės, jie teps slidės iš čia labai greitai ir gyvens sotų pasiturimą gyvenimą vakaruose. Kol mes tuo tarpu tapsime naujo 21 amžiaus holokausto aukomis. Tai visiškai įmanomas scenarijus. Jeigu mes norime jo išvengti, turime susiprasti, kad mes nusikalstame ne tik prieš save, prieš savo tautą, prieš savo šalį šitame, bet kad mes bendradarbiaujame su nusikaltėliais prieš žmoniją, prieš žmogiškumą. Ir todėl turime pasakyti NATO ne. Ir vienintelis būdas tam ir yra vienytis į savo politinę jėgą, kuri aiškiai pasakys, kad mūsų blogybių priežastis yra ne tik Landsbergis ar kažkokia bloga čia šaika, taip jie yra, bet jie tik marionetės, viskas eina iš vakarų. Todėl, norint spręsti mūsų socialinės problemas, mūsų korupcijos problemas, mūsų politinės problemas, mes turime visų pirma išsikovoti realų suverenitetą, realią nepriklausomybę, o tai yra išeiti iš JAV, NATO ir ES šitos imperijos. Daugiau aš nežinau, ką ir be pridurti. Tik tai, kad, kaip gerbiamas Algirdas teisingai pasakė, be teisingumo aušros šiai dienai nėra nei vienos politinės jėgos, kuri šitai pasakytų aiškiai. Patinka žmonėm protestuoti ten prieš gėjų šitą propagandą, prieš mokesčius naujus, prieš karantinus ir taip toliau, bet niekas nepasako, iš kur tai ateina. O tai ateina va iš tenais. Vat aiškiai tai ir pasakykim. Ir pasakykim jiem visiems, kad eitų lauk iš Lietuvos su savo tankais ir su savo karo šitą propagandą. Nes tai reikia jiem, to reikia jiem, bet to nereikia mums. Tad Janki namo. Janki go home! Negirdžiu, Janki go home! Yankee, go home! Yankee go home! Yankee go home!